Sveiki sugrįžę. Čia patarimų rubrika. Nors Lietuvoje saulės ir nėra daug, bet apie saulės kontrolę dažnai tenka savo namuose susimastyti. Būtent šiandieną patarimų rubrikoje apie tai ir pasikalbėsime su eksperte Barbara. Tai, miela Barbara, mes Lietuvoje išgyvename 4 metų laikus. Ir saulės, iš esmės atrodo, kad jos nėra daug, bet kontrolė visgi yra būtina namuose. Mes tikrai turim labai trumpą saulės sezoną, todėl mes jį daug labiau gal vertiname ir norim mėgautis atidarytais langais, mes norim daugiau laiko praleisti terasoje. Bet vienu momentu prisiminam, kad saulė gali būti ir kaitri, todėl aš tikrai patariu jums, nenuleiskite rankų, kai rinksitės saulės kontrolės sistemas. Labai dažnai stiklinės terasos patampa šiltnamiais ir dėl to nukenčia ir mūsų grindys, ir mūsų baldai, o taipogi nuvysta gėlės, kas šeimininkams tikrai liūdnoka. Tad kokie sprendimai gali padėti viso to išvengti? Šiuo metu patys populiariausi terasų sprendimo būdai yra bioklimatinės ir tentinės pergolės, kurių šonai irgi gali užsidaryti ir mes puikiai apsisaugosim ir nuo saulės, ir nuo vėjo, ir nuo lietaus. Bet tikrai nekartą yra tekę matyti, kada normaliai tai vėjas užpučia terasoje ir matom, kaip plevėsuoja mūsų šoniniai tentai. Kaip to išvengti? Yra specialūs produktai, kurie tvirtinasi ant šoninių kreipiančiųjų ir iš tiesų prilaiko ir apsaugo nuo pakankamai didelio vėjo apie 120 km/h. Tai jau neišraus. Skamba gražiai, bet nepatikėsim, kol patys neišbandysim šių iš stiklo pluošto pagamintų uždengimų atsparumo. Sakėt, 120 km/h vėjo gūsis yra atlaikomas tokio tento. Taip. Tai ką čia galima daryti, kad... Labai pasistengti reikia, kad jį išmuštų. Aš norėčiau ką nors sulaužyti, bet aš matau, kad čia norinti nesulaužysi, ar ne? Jokiu būdu. Tikrai iš jėgos spaudžiu ir čia net neliečiu dar stiklo. Jo. Geras. Jeigu lytų, tarkim, šoninis vėjas ir lietus, jūsų terasa būtų apsaugota visiškai. Vau. Ir net tokiu atveju, jeigu čia neturime stiklo, taip pat mes turėsime apsaugą, ar ne, nuo aplinkos? Taip. Tiesa, tokie lauko roletai puikiai apsaugo ir nuo aplinkos poveikio, ir nuo kaimynų akių. O jei su kaimynais rytais visgi norisi pasimojuoti, galima rinktis perregimus variantus. Na, o dabar įvertinkime uždengimo sprendimą ne tik iš lauko, bet ir iš vidaus. Kiekvienas projektas yra individualus, todėl svarbu atsižvelgti į visas problemas iškilusias. Šiuo atveju šeimininkė turi didelę bėdą su šiltnamio efekto, temperatūra kyla iki +50. Tai šis stogas buvo specialiai parinktas tam, kad apsaugoti šeimininkę nuo saulės kaitros iš viršaus. Galiu pasižiūrėti. Pasižiūrėkit ir pabandykit, žiauriai faina. Šį kartą pabandęs gali, ar ne, ir susigundyti pas save tokių visokių pribombasų įsirengti. Prašau, kaip čia viskas vyksta. Didžiausias iššūkis buvo, aišku, viršų yra trikampis nestandartinės formos. Tikrai reikėjo ir inžinierių pagalbos tam, kad į stacionariai čia įkišti, bet tikrai pavyko puikiai, nes turim vientisą sistemą apsaugos nuo saulės. Bet tai čia kaip fainai. Aišku, idealiausias sprendimas tai yra stiklas ir už jo roletas, zipas, kaip be pavadinsit, bet šiaip užtenka ir pačio roleto, pačio ekrano tam, kad apsisaugoti ir nuo lietaus, ir nuo vėjo, ir nuo saulės. Beje, norint stiklinę terasą užtikrintai apsaugoti nuo karščio, tentus dėrėtų montuoti virš stiklo. Taip neįkais nei stiklas, nei rėmas ir patalpos tikrai neprikais. Ar tokius sprendimus, kuriuos matome šioje terasoje, mes galime naudoti kiekvienoje stiklinėje terasoje? Mes galim naudoti kiekvienoje stiklinėje terasoje. Tai leidžia ir pakankamai didelį matmenys, nes gali būti iki 6 metrų aukštį ar įploti apie 30 kvadratų uždengtų vienu momentu. Bet iš anksto nereikia būti nusimačios, nežinau, elektros lizdų, ar juos tiesiog tu atvedinėjai po to matomais būdais ir viskas? Tikrai būtų faina, jeigu turėtumėt jau įsirengę, bet jeigu ir neturit įsirengę, tai dažniausiai kur nors šalia turit, nors jau rozetę. O iš ten jau galime striukai kažką sugalvoti. Vadinasi, nėra problemų, net ir įsirengus namą, ateityje netyčia sugalvojus, tokį sprendimą pristaikyti savo. Tikrai taip. Nesudėtinga ne tik panorus lauko roletus įrengti, bet ir juos valdyti, o tai galima daryti pulteliu arba išmaniuoju įrenginiu. Pavyzdžiui, pakilus vėjui net ir nesant namie, roletą galima suskleisti. Žinoma, to daryti greičiausiai jums nereikės, mat įrenginyje galima montuoti vėjo daviklius.
Barbara, noriu paprašyti, kad jūs šiandieną mūsų laidos žiūrovam, kurie dabar žiūri, klausosi mūsų ir galvoja, ir aš savo terasai to norėčiau. Tai patarimas būtų jiems koks? Didžiausias patarimas yra įsivertinti savo poreikius, nes vieni terasą rengia tam, kad turėtų laikyti kur savo daiktus, o kiti kuria ramybės oazę. Šitoje vietoje buvo puikus pasirinkimas, todėl kad šita terasa yra sujungta su didžioji kambariu vidu ir jeigu būtų šeimininkė pasirinkę stogą visiškai užtamsintą, tai būtų tamsu ir patalpos viduj. O šiuo atveju jie vis dėlto puikiai išsprendė problemą, nes gali reguliuoti tamsoperos metu, gali nenuleisti šitos žaliuzės viršutinės, o iš kitos pusės vasarą jie puikiai apsisaugo nuo saulės kaitros. Ačiū labai už patarimus. Ačiū Jums. Brangūs žiūrovai, daugiau naudingų patarimų labai tradiciškai. Kitą šeštadienį tuo pačiu metu 11:00, žinoma, per pačią žiūrimiausią TV3 televiziją. Gražaus savaitgalio.